Jūra šiais metais dar labai šilta, kas ne visai būdinga. Tokiu metu apie 26 laipsnių jūros vanduo, kas atostogauja dar Alanijoje, pajūryje, kas atostogauja dar, tai tikrai turbūt nustebo, kad jūra tokia šilta, ir vietiniai sako, kad šiais metais nebūdinga jinai dar šilta lapkričio mėnesį. Tai va, čia taip visai gražiai ta kavinė, šalia jos gultai ir labai gražus vaizdas į pačią jūrą. Labas visiems iš saulėtosios Turkijos. Šiandien lapkričio 4 diena. Jūra vis dar šilta, apie 26 laipsnius, ir saulė vis dar leidžia mėgautis maudynių malonumais. Šiandien video nusprendžiau papasakoti apie miestelį Gazipaša, kuriame mes gyvename, ir tikriausiai nemaža dalis jūsų, kuriem teko atostogauti Turkijos kurortuose, leidosi šio miestelio oro uoste. Oro uostas yra išsidėstęs visiškai šalia jo, tai nuo mūsų namų iki oro uosto apie 8 minutės kelio, tai po 8 minučių mes būnam oro uoste, apie 8 minutės kelio, ir dar, grubiai tariant, po 4 valandų skrydžio ir 4000 km mes jau būname savo namuose Vilniuje. Papasakosiu trumpai, kaip mes atsidūrėme Gazipašoje. Tai prieš gerus 5 metus ieškojome vietos, kur galėtumėm pailsėti Turkijoje, ir kadangi mūsų vaikas buvo dar visai mažas, nusprendėme, kad labai toli nekeliausime, kad turėtumėm rasti vietą kažkur šalia oro uosto, ir visai netikėtai radome nuomai kelius pasiūlymus Gazipašoje. Išsinuomojome vilą ir čia praleidome nuostabias 2 savaitės, aplankėme apylinkės, buvome pakerėti iš tiesų gražių kraštovaizdžių, gamtos, vaisių, daržovių gausybės čia būtent auginamų, ir todėl nusprendėme dar praėjus keliam metam grįžti būtent į Gazipašą. Žinoma, Gazipaša labai stipriai pasikeitė, urbanizacija ją irgi labai stipriai palėtė, ir daugiaaukščių namų čia tikrai nemažai, tų šiltnamių ir bananų plantacijų lieka vis mažiau, jos keliasi toliau už Gazipašos, bet tai yra natūralus procesas, ir pati Alanija labai stipriai plečiasi, ir jos aplinkiniai rajonai. Tai žinoma, šita vieta labai sparčiai populiarėja ne tik tarp vietinių, bet ir tarp turistų, užsieniečių, kurie čia sparčiai superka nekilnojamąjį turtą, ir kai kurie čia kraustosi gyventi visam, kai kurie čia turi atostogų namus. Taigi ir mes čia. Na ką, pradėkime trumpą apžvalginę ekskursiją apie Gazipašą. Gazipašos miestas priklauso Antalijos provincijai, tai yra labiausiai į rytus nutolusi jos dalis, kuri driekiasi palei Viduržemio jūrą ir ribojasi su Alanija. Pakrantės ilgis yra apie 50 km, o netolietose vietovėse yra švelniašlaičių smėlio paplūdimių ir mažų įlankų. Gazipaša yra Tauro kalnų apsupta kaimo tipo vietovė, garsėjanti bananų plantacijomis ir apelsinų giraitėmis. Arčiau kalnų auga daugybė pušų, o vasarą oras prisipildo pušų kvapo. Pramoninės produkcijos čia visiškai nėra, todėl ši vietovė laikoma viena draugiškiausių aplinkai regione. Be to, kalnų grandinė patikimai apsaugo nuo šiaurinių vėjų, ir kartu su Alanija tai yra viena šilčiausių vietų Turkijoje. Gazipaša turi išvystytą infrastruktūrą, yra didieji prekybos centrai, yra puikus turkiškas turgus, kuriame galite nusipirkti bet kokio maisto, šviežio ir nebrangaus. Yra bankų filialai, vaistinės, grožio salonai, įvairios kavinės, žuvies restoranai. Gatvėse atmosfera gyva, bet nešurmuliuojanti. Mieste jau sukurtos visos sąlygos tiek sezoniniam poilsiui, tiek gyvenimui ištisus metus. Yra privatus valstybiniai vaikų darželiai, mokyklos, miesto ligoninė, mokamos klinikos. Miestas iš tiesų kasmet didėja, plečiasi, yra gana švarus, sutvarkytas, yra dviračių takai, promenados, ir iš tiesų Gazipaša turi didžiulį potencialą tolesniai plėtrai. Šiuo metu daug vietovių yra valomos, atnaujinamos, baigiamas statyti ir plėsti. Yra keli parkai su žydinčiais medžiais, vaikų ir sporto aikštelėmis.
Kaip matote, greitojo maisto kavinės čia irgi yra ir kaip bebūtų keista, jos visada pilnos, nors aišku, turkiškas maistas yra labai skanus. Gazipašoje nėra didžiųjų prekybos centrų, žinoma, jeigu kažko reikia, tenka važiuoti į kaimyninę Alaniją, bet mažos parduotuvėlės iš tiesų turi visą tai, ko reikia kasdieniniam gyvenimui ir iš tiesų pakanka. Dabar Gazipaša vadinama tyliu rojumi, nes pakrantė dar neužstatyta viešbučių, miestas ir jo apylinkės išlaiko gamtos grožį su ramia atmosfera. Tačiau kiekvienais metais atsiranda vis daugiau keliautojų norinčių aplankyti Gazipašą ir žinoma, gyventojų skaičius sparčiai auga. Garsiausias Gazipašos paplūdimys yra Selynus paplūdimys, besitęsiantis 2,5 km, su sklandžiu įėjimu ir be aštrių akmenų. Čia nėra triukšmingų pramogų ir garsios muzikos, todėl galima atsipalaiduoti ant kranto, nesiblaškant nuo šurmulio ir abejotinų pramogų. Be to, čia yra persirengimų kambariai, dušai, tualetai, yra kavinių, restoranų, taip pat pavėsinės, šaštykinės piknikų mėgėjams. O pačiose olose slypi jaukios įlankėlės su slaptais paplūdimiais. Tikras lobis nuo šalaus maudymosi, atokiau nuo masinių paplūdimių zonų mėgėjams. Be centrinio ir artimiausio Selynuso yra neįprastas Korų paplūdimys, vietinės gamtos atrakcija. Didžiulės akmens plokštės suformavo natūralius baseinus, kurių vanduo neįtikėtinai skaidrus ir visada ramus. Čia galima maudintis net žiemą. Akmeninis Korų paplūdimys sklandžiai virsta plačia minkštų akmenukų juostele. Vietiniai šią paplūdimio atkarpą vadina Bidi. Čia taip pat galima puikiai praleisti laiką, yra kavinių, gultų, paplūdimys labai švarus, mes labai mėgstame jame lankytis. Didžiausią laiko dalį praleidžiame būtent šiame paplūdimyje. Be to, šiame paplūdimyje kiaušinius deda ir jūriniai vėžliai kareta. Turkijoje yra pora dešimčių paplūdimių, kuriuose jos peri. Į šį skaičių įeina ir Gazipašos paplūdimiai. Pats vėžlys yra įrašytas į raudonąją knygą ir jo lizdavietės labai saugomos. Įdomu tai, kad visi kareta individai grįžta veisti savo palikuonių į paplūdimį, kuriame jie patys kažkada gimė, po kelių metų ir po 1000 kilometrų. Gazipašos apylinkėse yra išlikę kelių senovinių miestų liekanos, tai Selynus netoli paplūdimio, Jotape, Nefelis. Šie melodingi pavadinimai išsaugo įvykių vykusių daugiau nei prieš 2000 metų atmintį. Vaizdingi senoviniai griuvėsiai įdomus ne tik regiono istorijos požiūriu, bet ir kaip pramoga savaitgalio žygiams ar tiesiog pasivaikščiojimams. Na ir žinoma, bananų plantacijos. Šių plantacijų tikrai labai daug, šiltnamių galite čia matyti aplinkui labai daug. Čia, būtent Gazipašoje, auginami vieninteliai pasaulyje besėkliai granatai ir kasmet Gazipašoje yra rengiama šventė būtent šiam vaisiui besėkliui granatui. Na, o dabar pasižiūrėkime į Gazipašą iš paukščio skrydžio.
Taigi, tiek trumpai apie šį gražų miestelį. Esant galimybėj, būtinai apsilankykite jame, apsilankykite jos gražiose paplūdimėse, vietinėse, apsilankykite šitame miestelį. Per šios 2 metus Gazipašoje nesutikome nei vieno lietuvio. O galbūt vis dėlto jums teko lankytis Gazipašoje. Komentaruose būtinai parašykite, kokius įspūdžius jinai jums paliko. Aš jums dėkoju už dėmesį ir iki susitikimo kitose video. Iki!